Sveiki, su jumis Tomas ir šiandien bus trumpas video, kaip galim šitas lempas atsinaujinti ir padaryti vėl skaidriom. Tai reiškia, mes turėsim poliruoti, o poliravimas vyks apie vienos lempos apie 15 minučių. Tai va, kas netingit, galite susitaupyti pinigų, medžiagom kažkur reikės išleisti apie 10-16 eurų. Aš pabandžiau ant savo Toyotos, man gavosi, ir tai noriu pasidalinti su jumis ir parodyti, kaip galim patiem tokį dalyką padaryti. Tai ką, dabar statau kamerą iš toliau ir būtent šitą lempą mes bandysim atšviežinti ir atnaujinti. Tai va, ir parodysiu, kokių medžiagų reikės tam darbui atlikti. Žiūrėsim, oras man leis nufilmuoti iki galo, nes neaukštasi. Bet tikiuosi spėsiu. Tai va, tai mums reikės būtinai tekančio vandens, tai galite iš bambalio pilti tiesiog. Tiesiog reikės daryti, kad jis švelniai bėgtų, bet ne po daug. Poliravimo pastas. Čia nusipirkau tokią, kokią gavau pas save Zarasuose. Tai čia atseit lempom, bet galite naudoti tikrai bet kokią. Gali būti pati pigiausia. Po to nusipirkit šitokį šepetį klijuojamą, aš bent jau pirkau. Nusipirkau klijuojamą iki padą. Ir plius, kad galėčiau arba dėti bulgarkį, arba ant dėlės. Tai bulgarkį turiu mažą, kurioje nesireguliuoja apsukas, tai naudoju ant dėlės. Tai va, tai reikės ir dėlės pasimti, kad galėtume lėtai sukti. Nes su maža bulgarkė dideliom apsukom negalim, nes galim užvelti, užtripdyti plastiką. Tai reikės lėtom apsukom sukti. Tai va, dar čia nuo praeito karto dulko, nes kaip poliravau. Po to reikės švitinio popierio, pas mane yra 2000 ir 1000, šiaip tai dar patartina 3000 galutiniam, bet aš vėlgi Zarasuose smulkesnio nebegavau. Ir lipnios juostos, bet ta lipni juosta reikalinga apsiklijuoti šonus, nes kai šveisit, kad nenušveistumėt mašinos dažų. Šiaip poliruojant geriausia lempą jau išsiimt, bet kaip sakant, kai darai sau, kad nevargt ir nelūpt tos lempos, po to, kad neslaužyt kažko, tai tiesiog darysim taip, kaip yra mašina įdėta. O filmas, kiek žinau, ima lauk ir poliruoja jau lempas 100. Tai va, pradėsime nuo 1000 popieriaus. Tiesiog aš viską pasidėsiu toliau, kad nesužaločiau. Ir nelaukia padedam, nesakau, taip eina debesis, tikiuosi, kad neužeis. Tai va, pirmą imam 1000 ir padedam pilant vandenį šveist lempą. Turim nušveist taip, kad visa lempa taptų matinė, negali būti plėtmų, kur blizgėtų dar plastiką. Tai va, taip pabiškai pilam vandenį. Kas turit birbinės pneumatinės, tai būtų žymiai greitesnis darbas. Bet, sakau, per 15 minučių vieną lempą galim padaryti. Ir su rankytėm šeičiant. Aišku, ten labai nepergyvenkit, jeigu neišeis kraštų prišveist, nesakau, jeigu labai šveisim kraštus, tai nušveisim ir dažus, tai biškai apšyčiam kraštus ir viskas, nes mums pagrindas tai yra priekis lempos. Pagrindinis stiklas, kaip sakant.
ką, manau, su 1000 gana. Dabar įmam 2000 smulkumą. Ir tą patį dar. Nu, atrodo dar baisesnė, ne, lempa, negu buvo prieš tai. Bet mes dabar bandysim poliruoti. O, šiek dulkių. Dedam poliravimo pastos nuo po biškį. Važiuojam. Nu ką, ir viskas. Pagal video trukmę užtrukau 14 minučių, kaip minėjau. Tarp 14-20 minučių galim šitą darbą padaryti, neskubant. Ir rezultatas matosi, įdėsiu nuotraukas, kaip buvo prieš ir kaip bus po, tai dar man liko antrą lempą poliruoti. Tai jau šito dalyko nebefilmuosiu, bet esmė ta video, kad parodžiau, kad galim ganėtinai lengvai ir paprastai namų sąlygom atsinaujinti lempas, kad jos bent jau būtų skaidrios, o ne pageltusi. Kaip minėjau, tam reikia švitinio popieriaus 1000, 2000, galime 3000 dar. Tai tiek, kad aš negavau, Zarasuose pas mus prekės tokios ribotos yra. Tai mes tokių dalykų ne visada galim gauti, ko būtent reikia. Kaip ir poliravimo pastą gavau tokią, nors, kaip minėjau, galite poliravimo pastą pačią pigiausią, jokio skirtumo. Šitą rezultatą vis tiek pasieksit. Po to, kaip minėjau, reikia to pado, tokio kaip šepečio. Aš pirkau šitą šepetį su priklijuojamu padu. Tas padas tinka tiek bulgarkiai, tiek dėliai. Bet aš naudoju dėlę dėl to, kad mažos bulgarkės praktiškai visoms nesireguliuoja apsukos. Tai aš naudoju dėlę tam, kad galėčiau iš palengva šveisti. O jeigu turit bulgarkę, kur gali reguliuoti apsukas, tai žymiai būtų patogiau turbūt ir būtų lengviau su bulgarke. Tai va, ir aišku, jeigu neišmat lempos iš mašinos, tai apsklijuot kraštus, nes galite apšveisti ir nušveisti dažus. Tai va, kam patiko, paspauskit laiką, galite tapti mūsų Contribui rėmėjais, paremti ir paskatinti kurti kažką panašaus turinio. Ir ką, su jumis buvo Tomas ir iki.